Nu ką, gerą vakarą. Parvarėm lynų spotą, kur gaudėm vakar. Turim biškį toliau prasipjovę. Aišku, kai tyčia atsiranda viena žolė, kurios nebematėm. Ir vėl jinai maišys visą reikalą. Nu, bet nieko, gal kažkaip prašauksim, dabar aišku mesimės toliau. Jinai gal tiek baisiai nebemaišys. Turim neblogą vietą, turim pavėsinę. Laužavietę ekstra atveju. Įrangą susitempiam. Ir ką, einu susidėti meškerės, einu maišyti po ašarą ir važiuosim. Kaip ir viskas normaliai. Užsimečiau patikrint gylį. Pasižiūrėti kokią situaciją, kadangi persirašam plūdę. Pirms metims iškart prisistatė žuvis. Nėra blogai. Vadinasi, vietoj žuvies yra, aišku, minusas labai giliai rė. Einam išsivalyti ir varom toliau. Das ist žuvis, ja. Oh. Сука. Vakarė va tokių daugmaž metų praded maitinti. Atrodo, jaunas, kada eini į bloką, Pažiūrėk, va toks vaizdelis. O, tai garsius, nu, fotkis tai.
Kokios tau saulės reik, blė. Oi, žmonės! Žmogai, eik fotograf. Rok. YouTube buvau. Mane fotkina. Kur, kokim kodą? Fotografai. Nes rok, žinai, maigas, aš nemu. Aš sukas. Ozda, kur. Tvirtai, prašai, kušenė, automatų. Kurva, minusės galima. Prie burbulės, žinai. Nu va, tai ne paskutinė kelionė, bet 3 minusės. Davai, pamiršau. Galim mamam garsiaką kalbėti. Atsižiūrėkit, kai saulė pradės kilti, tada pasikės. Ne, mūsų jau kai pamatys, mėlynus. Žu. Tai va, hibrytą tamsu kaprūrui. Aišku, tamsu per kamerą. Ten dar nėra tai baisiai. Kraustaus namo. Gaila, nespėjau nufilmuoti visų žuvų, kurias pagau. Pirmutinę lyną ir krasnapiorkos, kojos, raudės, kaip jau ten pavadinsit, nespėjau nufilmuoti. Bet, manau, porą liniukų turim ant kadrą. Tai mūsų laimikis, kuris nesimatė. Turime tiek žuvis, porą liniukų, kelias krasnapiorkas ir ką, kraustaus į namų pusę. Malonu, kad stebėt, malonu, kad žiūrėt. Susimatysim sekančiai žvejybai, nei žvyna, nei uodegos.